niekada žmogus negali žinot, jis yra vis dėlto 80% valdomas emocijų, psichologai taip sako, ne? Ir niekada negali žinot, kas su tavim atsitiks ir iš išorės, ir iš to vidaus. Ir man atrodo, kad vat, šitas spektaklis ir kalba apie tai, kad apie kažkokias atjautos ribas, kad jos turi plėstis, jos negali būti tik tai tam žmogui skiriamos, žinot, kuris visuomenės narys, mūsų burbule, reiškia, toks kaip mes, panašus. Yra žmonių, kurie savo ir ne savo valia iškrenta labai toli, bet irgi žmonės, jie irgi mūsų valstybės ir mūsų visuomenės piliečiai, nariai, mūsų bendruomenės, reiškia, ir vat, kažkaip ir suprasti, ir suvokti, ir kartais atleisti visą tai. Man pasirodė, kad įdomu būtų būtent šitą medžiagą pagvildenti, pasigilinti į tokias žmogaus psichologiją, tokiam daug, ne kaip dabar mes jau pasidarė įprasta, madinga tokiam socialiniam kažkokiam fone mūsų visuomenės, bet į tokį labai asmeninį, kažkokį gilų, net ir pasąmoninį gyvenimą, kurį kiekvienas iš mūsų turim ir kuris yra labai labai svarbus ir kuris, man atrodo, yra labai apleistas mūsų, taip sakant, viešose erdvėse. Tai va šita pjesė leidžia apie tai kalbėti ir man atrodo, kad žiūrovams tai tokių sukels minčių, pagalvojimų savo, kažkokių gilių, net ir slėptų jausmų, neišsipildymų, noro kažkaip sutvarkyti savo ne tik tai banko sąskaitas, bet ir asmeninės vidinės sąskaitas ir su savimi, ir su aplinka, su kitais.